susirinkusiai ne už pinigus. Va taip. Ir žinot, ką aš prisiminiau čia stovėdamas. 1988 birželio 21, kai tada prie aukščiausios tarybos rūmų žmonės stovėjo iš anos pusės ir iš šitos pusės ir skaičius buvo panašus. Mes, Sąjūdis, suorganizavom pirmąjį neoficialų mitingą. Mes pakvietėme visus žmonės susirinkusius į birželio 24 mitingą Gedimino aikštėje, dabar katedros aikštė. Ir prasidėjo. Tai aš labai noriu, kad šiandieną šita žinia pasklistų kuo plačiau. Matome, dėkui žiniasklaidos, kad žmonės atsipeikėtų. Sakykit, prašau, ar yra nors vienas valdžioje žmogus, kuris supranta, kad miškas tai yra gėlas vanduo? Tai kokią klasę reikia siūsti juos, kad išmokti šito dalyko? Į vaikų darželį. Nu, į vidurinę tai taip, bet klasę kokią? 4. Nu, va, beveik sutarėm. Bet kažkas uždirba už gėlo vandens eksportą išvežimą iš Lietuvos. Uždirba. Tai dabar aš noriu pasakyti naujieną, kurią iki šiol slėpė visi. Matydami Kapčiamiesčio tragediją, matydami valdžios melą, taigi jie nesako, kas ten bus. Ar girdėjot kas nors, kas ten bus? Nu, pavadinimas, bet ar girdėjot, kas ten bus? Ne. Jie mums papasakojo dar vieną melą, kad poligonas bus kartu su Lenkija ir dar Lenkijoje tęsis. Melavo? Melavo. O tai kodėl Lenkijos gynybos ministerija sako, ne. Gal ten sveiko proto žmonių daugiau valdžioje? Ar jūs matėt poligonus prie, taip vadinamo, priešo sienos? No? Ar čia sveiko proto radot? Neradot. Tai vat reikia paieškoti to sveiko proto. Ir ką aš noriu pasakyti, vasario 13 dieną, šių metų vasario 13 dieną, mes, grupė Lietuvos piliečių, kreipėmės į Vyriausią rinkimų komisiją, kad įregistruotų referendumą, kuriame būtų klausimas, ar reikia Lietuvai naujo karinio poligono? Ne. Vienbalsis atsakymas. Tai Vyriausia rinkimų komisija, aišku, persigandus, ieškojo sliekų ant asfalto ir mes kovo 16 dieną pateikėm dar vieną prašymą. Jie privalėjo balandžio 7 pasakyti taip ar ne referendumai. Jie bijo, ar jie klauso kažkieno. Jie iki šiol nepriėmė sprendimą. Štai šiandien pateikiau skundą teismui, Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui. Dėl VRK neveikimo, nepriima sprendimo. Jie ne tik bijo šito aptarinėti, jie ne tik meluoja mums, jie ne tik slepia, jie bijo žmonių. Bijo žmonių nuomonės. A kaip aš kitaip galiu paaiškinti? Neatsako, nes jie neturi ką atsakyti. Nu, aišku, milijardus išleisti galima, jo. Pretekstų galima sugalvoti. Ir aš, ką noriu, mėly žmonės, pasakyti. Mes vargais negalais išspaudėm nors vieną referendumą. Štai va ten vyksta pasirašymas už referendumą Konstitucijos 23 straipsnio pakeitimas. Teisę atsiskaityti grynaisiais turi ginti įstatymas, turi ginti Konstituciją. Kodėl kažkas gali varžyti šitą teisę?
Mano giminė vakar Vienoje nuėjo į Švento Stefano pagrindinę katedrą. Atsiskaitimas tik grynaisiais. Vat tokia nuomonė ten vakaruose. O kodėl mes turim būti priklausomi? Pasirašyti galite, štai čia vyksta pasirašymas. Jeigu kas norės gauti oficialiai Vyriausios rinkimų komisijos išduotus lapus parašam rinkti, štai ten. Dar ką pasakysiu. Ar jūs matėt tokius bedievius kaip Vyriausia rinkimų komisija, kuri per šventas Velykas 2 paras atjungė elektroninį pasirašymą? Už ką? Už žmonių nuomonę. Rytoj teismas 14 valandą. Šiandien jie turi pateikti, kodėl jie taip elgėsi. Ir aš atsimenu žemės referendumą 2014 metai. Koks buvo pakilimas ir kaip su mumis pasielgta buvo po to. Bet žinot, kur pagrindinė bėda? Žmonių baimė. Deja yra taip. Jeigu per žemės referendumą surinkta buvo daugiau parašų, negu atėjo į patį referendumą. Ką tai sako? Ir aš, žinot, grįžtu prie Sąjūdžio ištakų. Žaliųjų judėjimas buvo vienas iš pagrindinių šitų ištakų pradininkų. Mes telkėmės ir pasiekėm tokį lygį, kad žmonės prispaudė tarybų Lietuvos aukščiausiąją tarybą karinių poligonų miškus perduoti mūsų valstybei. Ar įsivaizduojat tokią drąsą šiandien? Va šituose pačiuose rūmuose. Aš neįsivaizduoju. Dėl to pradėkim nuo paprasto dalyko. Nuo parašo. Tada irgi rinkom parašus, tada irgi darėm akcijas ir tada taip pat pradėjom prie šitų rūmų. Yra vienas skirtumas, esminis. Va matau policininkų daug. Ką gina policija? Valstybė ar piliečius? Nu, paskaitykit ant automobilių parašyta, mus gina. Nelabai. Nu tai negi jie dabar meluoja, kad tas parašyta ant jų automobilių. Meluoja, nei gina, nei saugo. Ne, nu jie irgi yra žmonės. Gerai. Jie yra žmonės, jie yra piliečiai. Bet aš grįžtu į 88 birželio 21. Po to, kai žmonės išsiskirstė, mes keliese, Arvydas Juozaitis, Artūras Skučas, nešėme plakatus, kaip ir jūs šiandien turite plakatus, į Artūro Skučio darbovietę miesto statybos projektavimo institutą. Čia, kur finansų ministerija netolies. Ir mus tada pabandė 3 milicininkai, aš pataisysiu, Saulius Skvernelis nebuvo kelių policininkas, jis buvo kelių milicininkas. 3 milicininkai mus pabandė sulaikyti. Sako, žinot, čia ką tik įvyko vagystė. Ir jūs labai panašus į tuos vagis. O čia, vat, sako, yra draugovininkų. Buvo tokia draugovininkų punktas. Einam mes ten, sako, pasiaiškinsim. Na tada, kas pasimetė, kas ne, bet aš sakau, palaukit, mėlėjai. Mes turim tiek liudininkų, vat kiek šiandien čia. Ir jūs norit pasakyti, kad mes prie visų liudininkų čia stovėdami ten vogėm? Tai vat suprantat, melo kojos yra labai trumpos. Grįžtam prie Kapčiamiesčio poligono ar ne poligono. Klausykit, yra evakuacijų planai. Ar ne 400 000 iš Lietuvos nori karo metu evakuoti? Kur? Nu, per Kauną į Suvalkų koridorių. Tai ar 65 km mūšio zona apsaugos ką nors?
Tai kam tokiom primityviom fantazijom svaigti ir mus kvailiais laikyti? Todėl, kad jie yra bailiai. Taigi, bailių valdžia turi baigtis, žmonių valdžia turi prasidėti. Ačiū. Mes kartu.